Sveiki visi! Šiandien mūsų pirmoji japonų kalbos pamoka bus labai paprasta. Išmoksime prisistatyti. Na, o kas aš esu? Mano vardas yra Bazilė ir mokausi japonų kalbą jau 2 metus. Ir noriu su jumis taip pat pasidalinti, ką išmokau. Bet pirmiausia, kas tai japonų kalba? Japonų kalba yra unikali ir viena seniausių kalbų pasaulyje, kuri intriguoja savo kultūrą ir istoriją. Japoniškai kalba apie 128 milijonai žmonių. Iš jų tik 3 milijonai yra žmonės, kuriems japonų kalba nėra gimtoji. Vadinasi, jie tą kalbą išmoko. O japonai naudoja 3 rašmenų sistemą – hiragana, katakana ir kanji. Šiuo metu jums nereikia žinoti jų visų 3. Bet vėlesnėse pamokose po truputį jau imsime ir hiraganą, ir katakaną, ir kanji. Na, va taip atrodo sakinys, kuris turi visus 3 alfabetus. Anime ga suki desu. Anime patinka. Katakana išreikštas anime. Kanji yra mūsų ski dalelė, o hiragana išreikšti visi mūsų gramatiniai dalykėliai, kuriuos mes taip pat išmoksime per pamokas. Na, o kaip atrodo tie japoniški prisistatymai? Kas žiūrime anime, turbūt daugybę kartų matėme, kaip mūsų koks nors moksleivis ateina į mokyklą ir prisistato. O jeigu kas nors nėra matęs, pažiūrėkime. 早速だけど転入生を紹介します。三浜千代ちゃんです。三浜千代です。よろしくお願いします。父の仕事の関係でこちらにやってきました。今は祖父母のところに住んでいます。どうぞよろしく。3組の新しい仲間として仲良くやっていきましょう。Būt visi išgirdote, kad tikrai sako hajimimashite, yoroshiku onegaishimasu. Įsiminkite šituos 2 žodelius. Na, o mano prisistatymas būtų toks. Hajimimashite, watashi wa Bazilė desu. Nijiroku sai desu. Rituanė kara kimashita. Ima Kyoto ni sunde imasu. Eiga ga suki desu. Ei o kaku no ga suki desu. Neko ga daisuki desu. Yoroshiku onegaishimasu. Jums nereikia žinoti kanji. Kol kas jums nereikia žinoti hiraganą, nei katakaną. Viską paversiu į mums labai gerai paprastai žinomą alfabetą. O kai mes rašome savo įprasto alfabetu japoniškai, tai vadinasi romaji. Paanalizuokime eilutę po eilutės. Hajimimashite. Malonu susipažinti. Sakoma, kai pirmą kartą susipažįstame, ar kai mums pasako, kad reikia prisistatyti. Watashi wa Bazilė desu. Mano vardas yra Bazilė. Watashi wa desu. Nijiroku sai desu. Man 26 metai. Po pirmo sakinio man nebenaudojame, nes jau ir taip aišku, kad kalbame apie mane. Tai nereikia sakyti man ir man. Rituanė kara kimashita. Esu iš Lietuvos. Rituanė. Ima Kyoto ni sunde imasu. Dabar gyvenu Kyote. Eiga ga suki desu. Man patinka filmai, bet ir vėl. Nenaudojame mes to watashi, nenaudojame mes to man ir vėl. Ei o kaku no ga suki desu. Man patinka piešinius piešti. Neko ga daisuki desu. Man patinka katės. Yoroshiku onegaishimasu. Tikiuosi pasirūpinsite manimi. Formalus užbaigimas po pirmo pasisveikinimo. Ir nesvarbu, su kuo mes čia kalbame, hajimimashite ir yoroshiku onegaishimasu yra kaip pradžia ir pabaiga. Būtinai atsiminkite. Ir nebūtinai reikia sakyti visą šitą litaniją. Dažniausiai užtenka tiesiog pasakyti watashi wa Bazilė desu. Rituanė kara kimashita, yoroshiku onegaishimasu. Ir viskas. 2 sakinių pilnai užtenka. Bet jeigu norite, pavyzdžiui, susirasti draugų arba norite labiau pabendrauti, tai visada tikrai siūlau pasakyti ir kokie hobiai patinka, ar šiaip kas nors, kad su jumis labiau releitintų.
Na, o dabar žodis po žodžio analizuokime. Hajime mashite, malonu susipažinti. Watashi, aš. Sai yra galūnė, kai mes sakome metus. Skaičius pasakysiu vėliau. Ima reiškia dabar. Karakimashita, esu iš tam tikros šalies. Šalis visada yra priekyje. Nisundėjimas. Gyvenu šiuo metu. Miestas yra visada prieki ir tada sakom nisundėjimas. Gaski. Patinka. Gadaiski. Labai patinka. Ir mes taip pat turime pridėti des ir des. Gaskides, gadaiskides. Bet jeigu pametat tą des, tai tampa tiesiog neformaliu dalykeliu, bet viskas yra ok. Jorošiko negaišimas. Prašau pasirūpinti manimi. Nu, dabar pabandysite ir jūs. Skaitykime kartu. Hajime mashite. Watashi wa des. Watashi wa Basil des. O koks tavo vardas? Prašau, įdėkite savo vardą čionais ir pasakykite visą sakinį. Nu, va čia yra amžius. Tai įdėjau nuo 10 iki 21, bet jeigu esate vyresnio amžiaus, parašykite komentaruose ir parašysiu, kaip sakosi jūsų amžius. Tai matote sai galūnę. Mes nenaudojam tos, kaip čia paaiškinus. Tiesiog sai nėra skaičius. Sai yra šitas kanji, kuris reiškia tiesiog, kad kalbam būtinai mes apie amžių. Ir nereikia mums visada sakyti sai ir panašiai. Tiesiog išsirenkam iš čia savo amžių ir įterpsite į tą vietą, kur reikia sakyti amžių. Tai nijuroku sai desu. Tai aš paėmiau nijuroku. Pavyzdžiui, jeigu tau yra 21, tai pasakytum nijuisai desu. Nijuisai desu. Tai reikia pasakyti tiesiog tą, kur esu paraudonavus. Jeigu 15, irgi tiesiog sakyti džiugosai desu. Nesakykit džiugosai desu. Tiesiog džiugosai desu. Na, o koks tavo amžius? O koks jūsų amžius? O čia yra šalis. Galbūt kas nors esame iš Lenkijos, galbūt kas nors esame iš Prancūzijos, bet aš esu iš Lietuvos. Tai praktiškai tiesiog sakysiu Lituanija karakimashita. Prašau įterpti savo šalį ir pabandyti garsiai pasakyti. Lituanija karakimashita. Na, o koks tavo miestas? Svarbu. Tiesiog savo miesto pavadinimas ir viskas. Ima Kyoto nisundėjimas. Ima Vilnius nisundėjimas. Ima Klaipėda nisundėjimas. Nesvarbu, koks miestas, tiesiog miesto pavadinimas ir pilnas sakinys. O dabar čia išsirinksime savo pomėgius. Tikiuosi, bent jau vieną iš šitų pomėgių turite. Jeigu nežinote, kaip sakyti japoniškai tam tikrą pomėgį, taip pat galite parašyti komentaruose ir parašysiu. Geimo osuru, žaidimus žaisti. Basketbolu osuru, krepšinį žaisti. Kosubarė osuru, cosplay daryti. Eokaku nuotraukas piešti. Anime omiru, anime žiūrėti. Eiga omiru, filmų žiūrėti. Ongaku okiku, muzikos klausyti. Hon o jomu, knygas skaityti. Džiuerį o tsukuru, papuošalus kurti. Gita o hajiku, gitara styginį instrumentą groti. Kodėl čia specifiškai sakau, kad styginį instrumentą, nes hajiku naudojamas tik tai su styginiais instrumentais. Na, o va, jeigu klarnetą mėgsti groti, tai kurarineto o ensosuru. Klarnetu, pučiamaisiais instrumentais groti, tai ensosuru. Kitoks veiksmažodis yra. O štai pastebėjot turbūt, kad kai sakau vo, sakau tiesiog o, nes tas W yra
nesitarantis ir tiesiog užrašau todėl, kad čia yra specifinė hiragana. Sužinosite vėliau, bet jeigu mato tą W ir O, žinokit, kad tarėsi tiesiog kaip O. Geimu osuru. Nesitarė geimu vosuru. Tiesiog geimu osuru. Na, o dabar pabandykime kartu. Daiktas plus veiksmažodis. Haha, matau, neįsidėmėjote, bandote sugrįžti vėl. Tai va, užsirašykite hobius, kuriuos darote. Ir čia specifiškai esu išrinkus hobius, kurie jums į šitą sakinį įtelpa. Daiktavardis plus veiksmažodis. Suru yra veiksmažodis, basketboru yra daiktavardis. Ongaku yra daiktavardis, kiku yra veiksmažodis. Hon yra daiktavardis, jomu yra veiksmažodis. Hono o jomu no ga suki desu. O koks tavo hobis? Pasakyk garsiai. Na, o dabar gyvūnai dalykai. Neko katė, inų šuo, kitsune lapė, usagi triušis, kuragė medūza, hamusta, žirkėnas, ahorotu, akselotas. O koks tavo mėgstamiausias gyvūnas? Na, o čia yra dalykai, kuriuos galbūt mėgsti, galbūt ne. Eiga, filmai, riori, maisto gaminimas, spotsu, sportas, rioko kelionės, dansu šokti, nihongo japonų kalba, ongaku muzika. Tai siūlau išsirinkti iš šitų žodynų, iš šito žodyno ką nors ir įterpti į sakinį. Tikiuosi užsirašėt. Neko ga suki desu. O koks tavo mėgstamiausias gyvūnas ar dalykas? Eiga ga suki desu. Nu, kas labai labai patinka. Inu ga daisuki desu. Riori ga daisuki desu. Ir vėl, siūlau užsirašyti. Yoroshiku onegai shimasu. Na, o dabar tu. Nu, čia yra visas templeitas parašytas. Tai hajimimashite watashi wa įterpat savo vardą, des, tada savo amžių, saides, savo šalį, karakimashita, ima miestas, nisundėjimas, daiktavardis o veiksmažodis, no ga suki desu, daiktavardis vėl ga suki desu, daiktavardis ga daisuki desu, yoroshiku onegai shimasu. Puikiai padirbėta! Haha, dabar išmokote prisistatyti, vadinasi, galite važiuoti į Japoniją ir išbandyti savo jėgas. Aišku, tik tai juokauju. Jūsų laukia dar keletas pamokėlių, per kurias išmoksite labai praktinius dalykelius ir ne vien tik gramatiką. Na, o dabar labai jūsų laukta detalė – hiragana. Pradėsime mokytis mes hiragana. Tai kaip matote, yra tų simbolių tikrai nemažai. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Va, Vi, Ve, Vo ir Tai va tiek. Nesijaudinkit, mes imsime tiesiog per pamoką kokius po 10, po keletą tų hiragana ir aš tikrai visada siūlau jums ranka išrašyti. Kaip matote, yra numeriukais čia parašyta, koks brūkšnelis po kurio brūkšnelio eina. Eiliškumą išmokti, nes kitą kartą labai daug tų brūkšnelių yra ir paskiau nebetelpa, jeigu neteisingai užrašyta. Tai žinokit, nesvarbu, kad jūs norite tenai per vieną rašyti viską. Tiesiog pabandykit, kaip rodo. Ir tada bus tikrai daug lengviau. Na, o štai šitame video jums parodys, kaip ranka rašo. U
Ir tikrai siūlau susistabdyti, pažiūrėti, imituoti tarimą, nes čia pats japonas rašo. Na ir namų darbams bus nuo A iki So. Tai praktiškai nuo čia iki pat So. Tai nelabai daug tų ženklų ir kitą pamoką mes pakartosime. Namų darbai. Išmokti savo prisistatymą, parašyti išmoktą hiraganą nuo A iki So. Ir jeigu norit, galit parašyti savo prisistatymą ir komentaruose. Tai iki kitos pamokos su jumis buvo Bazilė ir tikiuosi jums patiko. それじゃあ自己紹介行ってみよう。明美穂村です。よろしくお願いします。ロスから転校してきましたブルージー・フルージーです。イジーって呼んでください。松前大花です。東京から来ました。